Labas rytukas, tai kaip jūs laikotės? Tikiuosi, kad nesergate, nes kažkoks tai ligų sezonas, žinokit, prasidėjęs. Mano mažyliukas prasirgo savaitę paėjom į darželį ir praeitą savaitę vėl sirgo. Kažkokį tai virusiuką pasigavo, kažkoks dabar virusiukas siaučia. Tai temperatūra kilo ir išbertas visas kūnas buvo. Tai vienu žodžiu kažkoks tai keistas virusiukas. Tai tokia sunki savaitė buvo ir buvo mokyklos atostogos mano vyresnėliui, tai mūsų atostogos buvo sėdėjimas namuose. Tai ta savaitė tokia ilga buvo, taip ilgai ėjo, atrodo, kad mes jau amžinybę sėdim tuose namuose tarp tų 4 sienų, nes savaitę prieš sėdėjom, tai iš tikrųjų jau galvom, jau man depresija prasidės. Tas sėdėjimas namuose, tie orai tokie niūrūs, apsiniaukę, lyja. Tai va, bet jau viskas, jau grįžtu į savo rutiną, savo režimą, nes ir buvo tos bemiegės naktys, temperatūra kildavo ir toks neramus buvo mažyliukas, tai ir to miego trūko. Ir iš mitybos taip labai neišklydau, viskas normaliai, visi valgymai, bet tiek, kad labai užkandžiavau, bet aišku, dėl to užkandžiavau, kad neįsimiegodavau, miego trūkumas buvo. Tai norėjosi labai užkandžiauti, tai ir mano moteriškos dienos buvo, tai viskas susidėjo į vieną krūvą, tai tiesiog užkandžiavau. Aišku, nuo sporto tai nenuklydau, sportavau, netgi 4 kartus pasportavau, tik tai kardio nedariau jau ne sporto dienom. Tai va, tai jau šiandieną jau taip grįžtu į savo režimą, rutiną, į darbus, jau ir į darželį mažylis išėjo ir vyresnėlis jau į mokyklą, tai jau aš galiu grįžti į savo normalią rutiną, režimą. Tai dabar pasidarysiu savo gėrimuką ir eisiu pasportuoti, nes aš dabar visada iš ryto sportuoju. Man labiausiai patinka iš ryto sportuoti ir kažkaip pasikrauni tos energijos ir nuotaika pagerėja. Ir tokia diena būna darbingesnė. Tai kaip visada naudoju kretiną. Tai va, tai tokios pas mus naujienėlės, bet jau tikiuosi, kad jau nebesirgsim. Tada kolageną geriu ir elektrolitus. Ne tą pusę rodo. Šį kartą geriu dabar aviečių ir braškių. Mano tropinių vaisių jau pasibaigė tie elektrolitai, bet šitie irgi skanų, šitie tokie, gal nuo tų aviečių šiek tiek tokį rūgštumą turi, tai nėra labai saldu, nes man nepatinka saldus gėrimai. Ir šiaip aplamai aš turbūt niekad net nesu minėjusi, kad aš negeriu jokių ten tų kokakolų, nei jokių limonadų, nei jokių energetinių gėrimų, nes man nepatinka, aš nemėgstu. Pasidariau savo gėrimuką. Bet vienas dalykas, aš kai ryte sportuoju, aš, pavyzdžiui, kai anksčiau kardio darydavau, aš nepusryčiaudavau. Tuščių skrandžių darydavau kardio, bet dabar aš sportuoju su svoriais ir nelabai aš noriu valgyti ryte prieš tą sportą, kažkaip man dar nėra apetito. Tai nežinau, tai kartais suvalgau kažkokį tai bananą ar pasidarau baltymų kokteiliuką, bet šiandieną taip nieko nenoriu, niekas dar kol kas nelenda, tai bandysiu nevalgiusi pasportuoti, tai žiūrėsime kaip čia bus, gal bus jėgų. Tai va, tai eisiu pasportuoti, tai dabar šiek tiek darau šią savaitę šiokius pakeitimus, jau praeitą savaitę pasportavau 4 kartus, tai dabar bandysiu sportuoti kaip išeis, žiūrėsiu.
5 kartus per savaitę, o savaitgaliai laisvi. Tai tas mano sportas toksai yra dabar. Pusvalanduką su svoriais pasportuoju ir pusvalanduką kardio padarau. Ir taip 5 dienas bandysiu daryti, jeigu išeis. Jeigu neišeis, tada 3-4 kartai, žiūrėsiu kaip išeis pagal galimybės. Tai va, tokie pakeitimai. Tai pasportuosiu ir susimatysime per pusrytukus. Garuoja mano pusrytukai jau. Tai nesikeičia, žinokit, pas mane pusrytukai dažniausiai beveik kiekvieną rytą kiaušinukai, avokadas, beigelis ir kivis. Tai aš kiaušinukus maišau, porą kiaušinukų maišau su kiaušinių baltymais, kad daugiau būtų baltymų, mažiau riebalų, nes kiaušinio trinėje yra riebaliukų. Tai užtenka porą kiaušinukų ir baltymų kiaušinių pilu. Dar išmaišau ir iškepu tokį scramble eggs. Tai mano mėgstamiausi pusrytukai. Kiekvieną rytą galiu valgyti tą patį, neatsibosta. Nežinau, kartais būna kažką kito suvalgau, pasidarau. Tai va, bet dažniausiai kiaušinukai. Einu pusryčiauti. Dar turiu šiek tiek laisvo laikelio. Kol važiuosiu mažyliuko parsivežti, tai galvoju, sutaupant laiką, važiuoju greitai apsipirkti iki Lidliuko, šiek tiek maistuko reikia. Ir daug labai nieko nepirksiu, šiek tiek, tik tai keletai dienelių, kaip visada mano shoppingas toksai būna keletai dienelių, tai gal porą kartų per savaitę aš apsiperku maisto. Tai va, tai lekiu, nes laikas taip greitai bėga, aš nesuprantu, kur tas laikas taip tirpsta, nieko nespėjau, kartais tikrai paroje laiko neužtenka visko pasidaryti. Ir šiaip galvoju, gerai, kad aš sportuoju namuose, tai tikrai labai daug laiko sutaupau, nes pagalvosiu, jeigu važiuočiau į džymą, kol nuvažiuočiau, kol pasportuočiau, kol grįžčiau, tai tikrai porą valandėlių praeitų, manau, kad gal ir daugiau. Tai iš tikrųjų tas sportas namuose tikrai sutaupo daug laiko man, galiu pasidaryti kitus darbus. Tai va, tai lekiu greitai į Lidliuką ir kai grįšiu, parodysiu, ką nusipirkau. Grįžau jau iš Lidliuko, tai va, šiandienos mano pirkinukai maisto tokie. Tai salotų pasiėmiau vienokių, kitokių, tada kalendros pasiėmiau, braškių, aviečių, kažkaip paskutiniu metu aš nelabai tų vaisių valgau, jokių uogų, kivi tik tai arba figos, tai galvoju reikia nusipirkti, bet man kažkaip žiemą man nelabai skanus būna. Vis tiek jie yra tokie sezoniški vaisiai, vasarą jie tikrai skanesni. O žiemą man tai kažkokį tai beskonių, tos braškės beskonių. Avietės vis tiek jos turi tokį šiek tiek skonį. Bet pasiėmiau tai su jogurtu kokį pasidaryti arba šiaip prie pusryčių truputį skaiduliukų, vitaminų, uogyčių. Taip, tada kiaušinių pasiėmiau. Kiaušiniai must, būtinai turi būti krepšelyje. Pasiėmiau pomidorų čia padažus toksai. Tai darysiu tokį troškinuką šiandieną. Pasiėmiau pupelių. Šitų nesu niekada pirkusi, tai galvoju reikia paragauti, nes darysiu troškinuką. Tai įdėsiu pupelių, šitos pupelės, čia miksas visokiausių pupelių. Ir šiek tiek aštrios jos, o man aštriai patinka valgyti. Tai panaudosiu šitų pupelių į troškinuką. Taipogi, kaip visada, pasiėmiau juodųjų pupelių. Pupelės turi daug skaidulų, baltymų taipogi turi. Tai gerai įtraukti į savo mitybos racioną, kad gauti daugiau skaidulų. Aišku, daržovių reikia valgyti. Tada avokado pasiėmiau, obuoliukų, pomidorų, agurkas, tunas savo sultyse, marinuoti agurkėliai,
neradau vėlgi aš tų savo beigelių, tai pasimiau šitą duonelę. Užmačiau, tai čia rašo, kad nėra pridėtinio cukraus, daug skaidulų, tai vienoje riekelėje iš tikrųjų yra tik tai 54 kalorijos, man atrodo. Jo, 54 kalorijos. Tai taupant kalorijas labai puikus variantas duonelės. Nes kitos būna viena riekelė virš 100 kalorijų, 150, netgi apie 200. Ir dar plus šitoje duonelėje nėra pridėtinio cukraus. Nu, paragausime, gal bus skani. Šiaip tai mano tie mėgstamiausi beigeliukai, aš kaip visada perku. Ir tada pasimiau tortilijų. Šitos tortilijos irgi viena tortilija turi netgi 10 gramų baltymų, veganiška, labai patinka, man skanu. Tai gal kažkokiu tai suktinukų pasidarysiu su tuna ar vištiena. Ir iš mėsos pasiėmiau vištienos faršo, tai darysiu troškinuką, kaip sakiau. Tai perku visada liesą faršą, 5 procentų riebumo, tai pasiėmiau 2 pakelius. Bet darysiu tik tai iš vieno pakelio troškinuką. Tai gal bus porai dienelių tas troškinukas, o iš kito faršo pasidarysiu kažką kitą, sugalvosiu. Ir vištienos krūtinėlės pasiėmiau. Tai va, tai mano toksai šiandieną pirkinių krepšelis. Dabar gaminsiu greitus pietus, nes reikia greitai suktis, reikės važiuoti vyresnėlio parsivežti iš mokyklos, tai reikia kažką greitai pasigaminti. Tai kaip ir sakiau, pasidarysiu troškinuką tokį. Tai šiaip tai aš dažniausiai darau su jautienos faršu, bet kažkaip nenorėjau jautienos faršo, tai galvoju pabandysiu padaryti su vištienos faršu. Tai faršą dėsiu. Pupelių šitą miksą irgi pabandysiu, šiaip juodas visada dedu pupelės, bet pabandysim su šitom. Čia truputį aštroka dar. Ir sakiau, dėsiu šito padažiuko, bet buvau neapsižiūrėjusi, kad aš turiu šito dar padažiuko likusio. Bet atsargiai nusipirkau, kad nebūčiau be padažiuko, tai šitą dėsiu padažiuką. Ir dar turiu likusių pipiriukų, jie neaštrus. Tai tokį greitą troškinuką pasidarysiu ir manau, kad arba ryžių įsiversiu, arba makaronų. Dabar patroškinsiu vištienos faršą, tai aš jokių čia riebalų nepilu, nieko nereikia, išsiskiria iš mėsytės. Patroškinsiu, verda makaroniukai. Susismulkinau pipiriukus, tai dabar dėsiu kartu pasitroškinti su mėsytė. Pasitroškino mėsytė, tai dabar bersiu prieskonių, tai naudosiu šitų fajitos, kartais tako prieskonių naudoju, arba šiaip paprastų prieskonių dedu, bet manau, kad norėsiu truputį aštriau, tai galbūt dar kajūno įdėsiu. Arba turiu jalapeno. Pupelės dabar supilsiu, čia net nupilti nereikia to padažiuko, nes čia tas spicy padažiukas, pomidorų padažiukas. Tai pilsiu ir paragausiu, ar čia aštru, ar ne aštru, tada šiek tiek aštrumo įdėsiu. Norisi kažkaip šiandien aštriau. Pilsiu šiek tiek šito padažiuko, bet labai daug nereikia čia pagal skonį. Gal šiek tiek tik tai. Štai mano pietukai. Greitai pasigaminu, iš tikrųjų tą troškinuką pagaminau, kol makaronai išvirė. Bus labai skanus baltyminiai pietukai. Tai šitas troškinukas bus man 2 dienelėm pietums. Tik tai išsivirsiu arba ryžių, arba makaronų, kaip šiandieną viriausi, arba bulvių, pagal norą. Koks bus noras tą dieną, tą ir išsivirsiu, ar ryžius, ar makaronus. Tai va, pietukam turiu 2 dienelėm. Grįžom jau namo, susirinkau visus vaikus, vieną iš darželio, kitą iš mokyklos, ką tik parsivežiau, tai kol grįžtam iš mokyklos jau po 4.
Tai tas greitai laikas praeina ir viskas, ir dienos nėra. Tai dabar pasidarysiu vakarieniai kažką, tai dar nesugalvojau taip, bet kažką tai noriu gaminti iš vištienos krūtinėlės, tai nežinau, galvoju. Reiktų kažką tai greitai pasigaminti, kad nereiktų ilgai stovėti, kai visada aš kažką greitai pasigaminu. Tai manau, kad išsivirsiu keletą krūtinėlės gabalėlių, nes noriu paruoštukui turėti plėšytos vištienos. Tai manau, kad iš tos plėšytos vištienos gal pasidarysiu salotų. Nežinau kaip jums, bet man, tai, pavyzdžiui, aš galiu ir žiemą valgyti salotas. Man atsibosta, man patinka, nes, pavyzdžiui, kiti žiemą nori to karšto maisto, salotų nelabai nori, bet aš tai galiu kažkaip valgyti tas salotas, man patinka, mėgstu. Aišku, kartais norisi ir to karšto maisto. Tai šiandieną vakarienai bus saločiukė su vištiena plėšyta. Parodysiu, kaip gaminsiu. Ir dar noriu šiandieną išsikepti bananų duoną. Atradau tokį labai skanų receptuką, super lengvas ir skanus. Tai noriu vėlgi šiandien išsikepti ir kad būtų rytoj keletai dienelių, nors pas mus ta bananų duona, žinokit, tai sueina, net ir vaikai valgo, tai kažin ar liks čia keletai dienelių. Tai va, bet šiandieną, kai važiavau apsipirkti, pamiršau nusipirkti porą dalykėlių, kurių neužsirašiau, neįtraukiau į sąrašiuką ir pamiršau. Tai pirma, tai kokosų aliejaus, nes noriu kepti tą bananų duoną, tai ją reikia. Ir avižinių dribsnių pamiršau, baigėsi, viskas tuščia, nebėra, tai nežinau. Irgi dedu į tą į tą bananų duoną. Tai nežinau, kažkaip tai suksimės be tų dviejų ingredientų, pakeisiu kažko tai kitu ir žiūrėsime, kaip gausis. Tai dabar išsivirsiu vištienos krūtinėlę. Kol višta verda mano vakarieniai, tai išsikepsiu tą bananų duoną. Tai naudosiu pieno, kokosų, riešutų saujelę. Vietoj to kokosų aliejaus naudosiu alyvuogių aliejaus. Tai nežinau, žiūrėsime, kaip gausis. Truputį druskytės žiupsniuką. 3 tokius bananiukus nedidelius. Vanilės ekstrakto. Linų sėmenų. Vietoj cukraus, aš dėsiu šito saldiklio. Tai čia yra tokio kaip meduolių skonio, tokio kalėdinių sausainių skonio, tai manau, kad puikiai tiks. Dar čia su tokiais šokolado gabaliukais. Šiaip galima dėti cukraus, cinamono, kepimo miltelių ir miltų. Ir reikėtų man avižinių dribsnių, šiek tiek, ten 30 gramų dedasi, bet neturiu, tai tiek to, apseisim, tada miltų šiek tiek daugiau įdėsiu. Gal nepagadins recepto. Pažiūrėsime, kaip gausis. Pradedame kepti bananų duoną. Tai visų pirma, tai susitrinsiu bananus, 3 tokie nedideli, mano mažiukai. Taip, ir šakute aš sutrinu bananą, bet taip reiktų trinti, kad ne visiškai skysta tokia košė būtų, parodysiu. Nes jeigu sutrinsim iki tokios košės, tai bus tada ta bananų duona tokia, kaip bananinė, vienu žodžiu, nebus tokia puri. Tai reikia tik tai šiek tiek patrinti tą bananą, nepertrinti. Kažin ar aš iškęsiu, nevalgysiu šiandien tos bananų duonos. Žiūrėsime, šiaip tai rytoj kepu. Tai šiandien, taip sutryniau, nepertryniau. Dabar dėsime aliejų.
Šiaip aš dedu kokosų aliejų, bet neturiu, kadangi nenusipirkau, kaip aš sakiau. Tai dedu alyvuogių aliejų. Šiek tiek druskytės žiupsnelį, vanilės ekstrakto. Irgi nedaug, čiut-čiut. Galima vanilinio cukraus dėti. Aš kadangi neturiu, tada cinamono šiek tiek. Įdėsiu linų sėmenų 3 šaukštus. Aš surašysiu visą ingredientų sąrašą aprašyme, tai 3 šaukštus tokius dedu. Trys šaukštai. Tada šiek tiek to saldiklio. Nežinau, aš labai saldžiai tai nemėgstu. Tai gal vis tiek nuo bananų tas saldumas bus. Nu, gal 2 kokius kaušiukus. Ai, dar šiek tiek juodo šokolado dėsiu. Tai 2 manau, kad užteks sočiai. Atsinešiu dabar plakiklį, pamiršau. Tada pieno dar įpilsiu. Ir dabar išmaišysiu viską. Bet taip nepermaišysiu, nes kad tas bananas tikrai nebūtų toksai skystas, toks tirštesnis. Jau skaniai kvepia. Pasiėmiau kitą indą. Aš jau čia atsisvėriau miltų, tai kadangi neturiu tų avižinių dribsnių, tai šiek tiek daugiau dedu miltų. Miltai, pas mane miltai kažkokie tai be gliuteno. Galima ir paprastus miltus naudoti, ir speltos miltus, nu, kokios tai norite. Tada dėsiu kepimo miltelių. 1 šaukštelį. Nerandu, kur atidaryti. 1 šaukštelį arbatinį. Taip. Ir dabar, kad ne... Išmaišau tik tai šiek tiek, kad tie kepimo milteliai susimaišytų. Ir dabar dėsiu į šitą skystą masę tos miltus. Ir manau, kad su šaukštu išmaišysiu. Ir išmaišysiu. Nežinau, ar matosi. Ir išmaišau viską gerai. Dar reikės riešutų susismulkinti. Galima nedėti tų riešutų, bet man vis tiek kažkaip šiek tiek skaniau būna. Taip. Išmaišyti, bet irgi su mikseriu tai nemaišykite, nes vėlgi sakau, tie bananai tai bus tokia, nu, tokia šlapia masė, nebus puri. Tai ta tešla tai nebus tokia labai skysta, kaip būna ten pyragam tokios skystos tešlos, jinai bus tokia daugiau, tokia va tiršta tokia masė. Tai labai permaišyti nereikia. Va, aš tik tai šiek tiek išmaišiau, kad tie miltai susimaišytų. Bananai tokie matosi dar gabalėliais. Nežinau, ar matosi, nėra sutrinti. Tai va, viskas. Pamaišau tik tai taip. Dabar susismulkinsim riešutus. Tai aš tokią gerą saujelę paimu riešutų. Galima bet kokių dėti, aš turiu čia miksą riešutų, tai vadinu tokią saujelę, pasmulkinsiu. Aš taip labai nesmulkinu, šiek tiek, tik tai, kad būtų smulkesni tokie gabaliukai.
Ir viskas. Galima ir daugiau dėti. Čia pagal skonį, kaip norisi. Labai skani bus. Aš buvau atradusi kitą tokį receptuką bananų duonos, labai skanų. Buvau užsirašiusi kažkur ir nežinau, kažkur tai dingo. Net neprisimenu, kur aš užsirašiau, turiu daug tų užrašinių. Tai buvo super recepčiukas, labai skanus, bet gal dar atrasiu kur nors tą recepčiuką. Bet dabar šitą atradau ir tikrai labai skanus. Tai subersiu riešutus, va taip šiek tiek pasmulkinau. Nėra labai čia smulkiai, tokie stambesniais. Neturiu juodo šokolado, tai radau tokius juodo šokolado gabaliukus. Čia jie skirti kepimui. Tai čia nedaug likę, tai šiek tiek įdėsiu. Kiek bus, tik tai tiek nedaug. Bet užteks. Įdedu ir taip lengvai irgi pramaišysiu, kad tiesiog išsimaišytų visoje tešloje. Ir viskas. Ir dėsiu į kepimo indą. Aš turiu tokį silikoninį kepimo indą. Šiaip jis šiek tiek toksai man per mažas, norėtųsi, kad būtų didesnė šiek tiek, reikės gal nusipirkti, kai rasiu. Bet telpa ir į šitą, puikiai tinka. Tai tiesiog nieko aš nededu, nei aliejaus, nei sviestų netepu, nes neprilimpa prie šitos formos. Jeigu būtų metalinė, tai manau, kad tikrai reikėtų jau ištepti sviesto ar įtiesti kepimo popieriaus. Tai aš tai nieko nededu. Sudėjau jau visą masę. Tai gaunasi beveik iki viršaus. Šiek tiek dar lieka tos laisvos vietos. Aišku, dar šiek tiek iškils, bet neišlipa iš to kepimo indo. Ta bananų duona iškepa puikiausiai. Tai keliauja šitas gražuolis į orkaitę. Kaitinau orkaitę iki 180 laipsnių ir kepsiu 40-45 minutės. Vištos krūtinėlė išvirė, tai dabar suplėšysiu su šakutėm. Tai pats toksai lengviausias būdas, ten mačiau kiti su mikseriu ten plėšo tą vištieną, bet man, nežinau, man labai greitai ir su šakutėm susiplėšau, va tai va, praskirstau. Tai šiek tiek atvės ir eisiu gaminti salotas vakarieniai. Tai vakarieniai pasigaminsiu labai skanias saločiukės, baltyminės, super skanios, man jos patinka, greitai pasidaro. Tai va tą plėšytą vištieną panaudosiu, vištienos krūtinėlę, kalendrą, kukurūzų šiek tiek, porų, agurkas, ožkų sūris, kreminis, šitas man labai patinka su česnaku ir žolelėmis. Ir padažiukui jogurtas augalinis, garstyčių šiek tiek ir druskytė pipiriukai. Ir bus super skanių saločiukės. Sudėjau visus ingredientus. Tai tik tai agurką čia susmulkinau tokiom riekelėm plonom. Ir dabar viską gerai išpurtysiu, uždengsiu dangčiu ir išpurtysiu. Štai mano saločiukės, vaizdas gal ir netrodo labai čia gražiai. Viskas išpurtyta, bet labai skanu, žinokit, man patinka tas ožkų sūris, priduoda tokio gero skonio, porai. Nu, labai skanu, gaivios tokios skanios baltyminės salotos. Puikiai tinka vakarieniai, labai skanu, einu vakarieniauti. Bananų duonelė iškepė, nu super atrodo gerai. Manau, kad bus ir skanu, nors tie keli ingredientai, porą tų ingredientų pakeisti, bet manau, kad vis tiek bus skanu. Reikia pjauti ir ragauti.
bananų duonelę. Šiaip viduje atrodo taip. Manau, kad bus tikrai gerai. Minkšta. Net seilės kaupiasi, žinokit. Dar iš tikrųjų šiek tiek karšta, reiktų palaukti, bet aš jau nebeišlaukiu. Skanu. Gavosi gerai. Tai tie pakeisti ingredientai nesugadino skonio. Labai skanu. Tai receptuką parašysiu aprašyme. Galite pabandyti ir išsikepti. Tai šitą vlogą jau noriu užbaigti. Tai noriu padėkoti visų pirma, kad žiūrite mano vlogus. Ir jeigu patiko šitas vlogas, paspauskite patinka, pakomentuokite. Jeigu neprenumeruojate mano kanalų, būtinai užsiprenumeruokite, kad nepraleistumėte naujausių mano vlogų. Ir dabar sakau, iki greito.